Visi sveiki, mano gėlytė, su jumis aš esu Adelė ir šiandien yra 6 serija Užburtas kaimas. Tai ką, sėkmės žiūrėti. Vėl rytas ir vėl bažnytėlė. Bet aš tikrųjų eidavau dieną arba biškį vakare. Nu jau ką padaryt, dabar jau ryte. Suteik mano viešpatie tvirtą širdį, kurios nevertingos mintis sugadintų, nenugalimą širdį, kurios jokie išmėginimai nenukamuotų, kilnią širdį, kurios nesugundytų joks menkavertis tikslas. Suteik man taip pat, viešpatie mano Dieve, supratimą pažinti tave, uolumą ieškoti tavęs, išmintį surasti tave ir ištikimybės galiausiai atliepti tave. Prašau to per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Nu vėl atėjai pas mane, ko atėjai pas mane vėl, vaikeli man? Tai žiūrėkit, matot šitą nuotrauką, kurią jums dabar rodau? Vidury mano močiutė, dešiniai yra jos draugė Adriana. Kairė kažkokia tai Austė. Bet tai man primena, bet nežinau į ką. Ir negaliu paaiškinti, į ką man jinai primena. O jum į ką primena ta Austė? Ai, tu vaikeli mano. Žiūrėk, tai šitą knygą namie. Atras tokia viena nuotrauka. Tenais viskas parašyta apie tas paslaptingas duris, apie kurias tu man buvai pasakoti. Ne čia. Va, radau. Šalia buvo parašyta, kad prieš daugelį metų kaime gyveno žmonės. Saugioje paslaptinga vieta. Pala. Kažkaip per Austė. Kokia čia pavardė? Neryški. Gal jūs galite paskaityti? Nu duok. Austė Mustukaitė, tada Gabija Žirliūtė, Adriana Vaitkevičiūtė ir tada Marija Gota. Pala. Ir ten dar 2 moteris. Pala. O iš kur kažkokia Marija atsirado? Taigi pati perskaitė man, kad daug žmonių saugoja paslaptį, tai surašytas visas sąrašas. Aš žinau, kad čia jos tik 3. Okay. Taigi vaikeli mano, aš tau pasakojau, kad galios ir šitie burtai perduodamas iš kartos į kartą. Kažkada buvo Marija Agota, tada iš Marijos Agotos persidavė Austei, Adrianai ir Gabijai. Ir nuo to karto Austė, Adrianai, Gabija ir liko. Bet Austės aš tai nepažįstu. Man kažkaip tai tokia viena Austė, su kuria bendrauju. Man tokia biškai kaip keistoka gaunasi, bet gal man tokia biškai kaip keista jinai man yra. Nesupratau, vaikeli mano. Nu tai gerai, tai gal aš jau einu namo. Viso gero. Gerai. Geros dienos.
Pagaliau grįžau namo. O, labas, močiute. O, labas. Valgyt gamin? Jo, pusryčius mum. Geras. Aš jau biškai kažkur pasivaikščiau, taip. Aha. Dabar. Mačiau, kad mama ten daržą laistoja. Jo. Aprašiau jas, nes aš pusryčius gaminu. Nes jinai vakar pagamino pietus, tai aš pusryčius dabar gaminu. Tai jinai dabar daržą laisto. Vakar jinai pagamino pietus, kada manęs nebuvo. Tai dabar aš gaminau šiandien pusryčius. Tai jinai pietus gamina pusryčius. Supratau. Gerai. Dar pamiršau mačiut pasakyti. Žiūrėk ir klausyk. Nu va taip vat. Bet kokia ta girdėta pavardė labai pažįstama. Kokia pažįstama pavardė? Austės. Tu sakai, kad ten tavo draugė kažkokia tai buvo Austė. Ai, nežinau, neatsimenu. Palauk. Neatsimenu, bet Austė tai tikrai buvo kažkokia tai pas mus. Palauk. Tu sakai, kad tu turėjai draugę Austę, jo? Taip. Ir sakai, kad kažkokios senus laikus prisimeni. A vat senus laikus jos pavardės tai nelabai ir prisimeni. Taip, aš atsimenu tik tai Adrianos pavardė. Vat Austės. Aš kažkur šitą pavardę girdėjau. Bet kad tai jos pavardė, aš neatsimenu. Gerai, kvies savo mamą jau valgyt. Močiute, kodėl tavo rankos drebėjo, kai tu kalbėjai apie Austę? Bet kodėl tau dabar rankos dreba? Nežinau, kvies savo mamą valgyt. Gerai. Labai skanu iš tikrųjų. Taip. Seniai buvau čia prieš 2 dienas. Kas ten skambina į duris? Sveiki. Sveiki. Labdiena. Jeigu jūs ieškat mačiutė suodėlė šiaip pridūrė. Ne, man su tam reikia pakalbėti. Nu gerai, užeikit. O kaip pas jūs čia gražu, viduje nebuvau aš. Aha. Ko jums reikia? Nu, klauskit. Toks dalykas yra. Toks yra durys. Ir gal niekada nesakė. Mačiutė, žodžiu. Tai buvo prieš tiek daug metų buvo durys, kur, galim sakyti, kaip ir mes sukūrėm. Taip. Aš, Gabija ir kas dar? Ir kas dar? Austė. Ir buvo toks dalykėlis, kad mes sukūrėm tas duris ne šiaip sau. Bet dėl to, kad
Pipu. Palauk. Alio. Apie ką jinai čia kalba? Kokios dar durys? Nu, aišku, mano dukrelė sakė apie tas duris, bet kad jos pačios tai sukūrė, įdomiai. Šis veikiam, kodėl mes čia klausom? Nu ką įdomu, ką Adriana pasakoja tavo mamai, Na tai va tokias duris, įsivaizduoji. Apie kokias dar duris kalba? Nu tai sukūrė aš, Gabija ir kas dar? Ai! Va, Austė. Austė? Kokia dar Austė? šitą einam mantis pamaitinsiu. Atskart. Окей. Močiutė gal tau padėti sutvarkyti viską. Ne, nereikia, gerai. Tai knygos. Gali kitą stalčių tas knygas perdėti. Gerai. A čia kas per lapas? Kas per žemėlapis? Nežinau. Bet Atrodo, toks jausmas, kad aš šitą žemėlapį kažkur mačiau. čia gal atrodo kaip žemėlapis, kad kažkur išeiti. Jo, Palauk. ir du ženklai. Nu gerai. Padėkta atgal tą žemėlapį. Nu, gerai. Nu, tai ačiū, kad man padėjai labai. Prašom. O gal čia tau kažkur gal pažįstama, gal kažkur internete gal bandyti, gal šitą kažkur žemėlapį gali būti ir taip? Nu, nežinau, bet tas vienas ženklas toks. Ai, nenorėjau aš šitą dalyką sakyti, bet gerai, sakysiu. Tas vienas ženklas, matyti tokį kvadratė toks ženkliukas. Jo. Tai tas ženkliukas, ten kur durys, girdėjai, kur pasakoja Adriana apie duris tą mamai. Jo. Tai tas ženklas, kada sukūrėme tas duris, nes man taip reikėjo. Tas ženklas, tuose durise kažkaip atsirado. Bet jisai ir pradingo, kada mes kai ką padarėm. Tiksliau, ne mes padarėm, o Austė. Okei, dar kartą žemėlapį atnešt. Nu gerai. Man tikrai labai yra įdomu, kažkas tam matyta. Imk. Taip. Pala, mėlynos linijos. Čia kaip pas Austę maikėtų su linijom. Ne. Tai kalba, kad šitas žemėlapis susijęs su ja. Ačiū močiute, kad parodei šitą žemėlapį. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video, tai su jumis buvau aš ir mano mama. Ate. Ta.